sveiki visi, labas rytas, sveiki atvykę į mano 14 vlogmą, jo 14-15 tikriausiai. Tai jo, aš jau apsirengusi, susiruošusi. Tai gal už kokių 15 minučių išeisiu jau. Tai šiandien keliausiu laikyti žodžių teoriją. Žiauriai anksti kėliaus. 6:30, man čia žiauriai anksti. Tai miego žiauriai noriu iš tikrųjų. Ir jau apsirengiau labai paprastai, laisvai. Žodžiu, apšiai, žinant, kaip šiandien aš atrodau. Tiesiog laikau kardaną, kaip sakoma. Jo, tai dabar eisiu dar pasiskaitinėti. Ir tada susitiksime su jumis, kai jau keliausiu į Šiaulius. Nu tai ką, grįžau žodžiu iš tos teorijos. Neišlaikiau eilinį kartą, žodžiu 6 kartą laikiau. Jau sunku man daros, jau dingsta po biškį motyvacija, bet reikia nepasiduoti. Tai vis tiek jau šiais metais jau nebeišsilaikysiu. Tai galbūt grįžus dar po kelionės pavyks. Žodžiu, buvau užėjus truputėlį į Sensėjų. Tai pasiėmiau tiesiog paprastas juodas kelnes, treninginės, nes iš vis neturiu šiltų kelnių, tai truputėlį su kailiuku. Viduje yra su raikšteliais, tai esu tikrai ne vienas tokios turėjus. Tai bus labai gerai. Eisiu pavalgėt, nežiauriai noriu. Vis tiek anksti realiai valgiau. Tai žiauriai noriu valgyt ir keliausiu pas draugę. Tai žodžiu. Vargu iš tikrųjų. Bet gerai, iš tikrųjų nuo ryto nuvaryt. Susitvarkai viską, paskui anksti grįžti, gali dar kažką paveikti, tai dabar visą laiką varysiu anksti. Bet lauke tai šiandien iš tikrųjų šaltoka. Šaltoka tokia diena. Nežinau, bet man va čia vat keisti šiaip stovi. Bet daugiau tai gal visai gerai, bus gerai. Svarbu šiltos. Tai parodysiu bendrą vaizdą. Ir aš šiandien taip miego noriu. Nu, žodžiu, tiesiog paprastos juodos kelnes. Bus gerai, svarbu su kailiuku. Vis tiek bus biški šilčiau. Bus gerai. Žodžiu, einu valgyt. Na va, išėjau aš, žodžiu. Jau nusipirkau šokolado į svečius. Ir savo šokolado pasiėmiau. Sunkiai dienai, vat. Žodžiu, keliauju dabar pas Viltę. Na ir susitinkam vėliau. Žiūrėsim, ką čia reiksim. Na, šį kartą iš karto rytą atsikėlus. Labas rytas, einame pakuoti. Kas čia per nesąmonės? O, pagaliau kažkas normalaus. Tušas. Nu, laba gera. Labai gerai, pagaliau kažkas nuostabaus. I'm happy now. I'm happy. Paruokit mano būseną, nes keliauju plautis galvą jau nuo pačio ryto. Tai norėjau parodyti visas savo priemonės dėl to, kad vis tiek truputėlį atsinaujino. Tai žodžiu naudoju štai tokį šampūną, kuris turi žiauriai daug drėgmės, 4 laiptelius. Tai labai geras iš tikrųjų šampūnas. Sekantis dalykas tai šita drėkinamoji kaukė. Turiu jos nebedaug, todėl noriu ją išnaudoti, bet ji man yra pati geriausia. Arba dar su bananais.
galui naudoju jūsų jau matytą kondicionierių iš Look Fantastic. Pas mums šiandien labai graži diena. Saulutė šviečia. Labai gera atsigelt, kai už lango toks oras. Noriu jums parodyti, kaip naudoju šitą kapsulėlę. Jo, šį kartą susiradau mažas žirklutės, kad normaliai nusikirptų. Tai nukirpu galiuką. Slys. Ir įsispaudžiu. Biškiai įsitrinu iš šituos plaukus. Ir daugiausiai palieku galui. Taip pat pasklaidau visur. Nu, bet gerai laikosi čia tas spalvykia, ką? Jau laukiu žiauriai kirpyklą. Ir iš karto tie plaukai tokie lengvesni. Daryk tu ką tik nori. I love it. Tas kapsulykės man labai patinka. Tada išsišukuoju. Norėčiau žiauriai pasidažyti, bet negaliu, nes dažysiu blakstienas. Man tokių tikriausiai ne. Ir tie plaukai tokie. Hello, bitch. Eina savo. Aišku, dar nepilnai jie išdžiūvė, bet atgauna jau šiaip savo tokią formą, kaip mano būdavo seniau tokia storė. Eina savo. Atgauna apimtį. Wow. Jeigu aš susigrąžinčiau savo plaukus, tokius, kuriuos turėjau, kai man buvo 9-10 gal, 12 jau irgi tas laiko tarpas, tai turėjau iki šiknos plaukus. Bet aišku, nemokėdavau aš jų ten prižiūrėti. Dėl to tikriausiai ir nusikirpu. Aišku, žinot, kai jau turi ilgus plaukus, visą laiką noriu trumpų, o dabar bet ką atiduočiau, kad tik tais turėčiau tuos ilgus plaukus. Nu, man tai žiauriai gražu ir šukuosenos paskiau visokios, aišku, daugiau darbo, bet nežinau. Man nieko nėra gražiau už panelės ilgus plaukus. Nu, realiai man tai ilgi. Nežinau. Bet dar trūk. Bet aišku, dabar vat nusikirpsiu. Tai bus vėl trumpesnė, tai tikiuosi, kol būsiu užsieny, pavyks kažkiek atsiauginti. Žiūrėt, ką čia man apsirengt. Susidėsiu viską. Ir dar eisiu kažką paveikti, nežinau. Apsirengiau, susiruošiau. Bet laukia labai gražus oras, tai gal nebus šalta. Savo mėgstamiausi džinsiukai, be kurių niekur, ir šiaip vieni, kurie labiausiai tinka ir kad su ilgu liemeniu, nes mano visos golfelės realiai yra tokios trumpesnės, tai šitą irgi, jeigu jau aukščiau rankas pakelčiau, tai išlystų, bet žodžiu. Užsidėjau, dabar susikišau, viskas gerai, tai ir varysiu, nesušalsiu gal tikiuosi. -4. Varysiu palaidais, kadangi išsiploviau
galvą. Tai reikia varyti palaidais. Tai va, varau dėti striukę. Ir let's go. Nemeluosiu. Iš tikrųjų šalta. Šaltoka. Tai reikėjo užsidėti arba šiltesnį megztinį, arba šaliką. Bet čiauriai gražus dangus. Žinote, kaip priraižyta atrodo. Nesupratau. Sakau, reikia nufilmuoti. Jėzus negali atsidžiaugti savo plaukais. Žodžiu, grįžus nebepafilmavau nieko, nes tik grįžau ir draugė užsuko į svečius. Tai pabuvom, pavalgėm, atsigėrėm arbatos, paplirpėm. Ir sakau, reikia jums dar kažką nufilmuoti. Tai jo, šiandien sutvarkiau antakius, nusitašiau blakstienas. Tai jo, tai dabar keliausiu žiūrėti kokį nors filmą. Noriu tiesiog ramiai praleisti vakarą, išsirinkti kokį įdomų filmą. Turiu dar čipsiukų. Tai sakau, reikia biškį parelaksinti. Tai daugiau nežinau, ar ką nors dar nufilmuosiu šiandien. Tai galbūt dar ir rytojaus dieną sujungsiu, nes rytoj irgi labai daug ten nežadu ką veikti. Varau tada ieškotis filmo ir jeigu man patiks tas filmas, ir aš jums rytoj jį būtinai parekomenduosiu. Iki. Kaip gerai iš tikrųjų eiti su kedais, nes visas kelias nėra nei slidų, nei sniego ir grynas pavasaris eina savo. Pavasaris su sniegu.
tirpstančiu sniegu. Nu, žinokit, žiauriai geras oras. Eina savo. Ta prasme, džiaugiuosi, kad šaliko nepasiėmiau, džiaugiuosi, kad kedus susidėjau. Tai tikiuosi, ten toliau nebus koks nors slidus kelias. Bet nėra slidų, tiesiog šlapia. Taip pat dėl to, kad sniegas ištirpęs daugiau, tai džiaugiuosi, kad išėjau. Aišku, galėjau biškį anksčiau, nes tikriausiai, kol grįšiu, tai jau bus tamsu. Bet nieko. Zin. Tai va dabar siuntelę išsiųs ir tada ant kapų. Nuspirt gėlių ir tada ant kapų. Ir tada keliausiu. Kaip keista iš tikrųjų ateiti kapines žiemos laikė, nesu buvus niekada. Tai taip negražiai atrodo, visi apsnykę kapai. Pavasarį bus daug darbo žmonėm. Gėlytės visos nušalusios. Keista, žiauriai žiemą būt kapinėse. Ir dar nei vieno žmogaus, kur žiauriai irgi neįprasta, nes visą laiką, kai ateini kokią vasarą ar pavasarį, tai būna pilna žmonių. O dabar nei vieno žmogaus, nei gyvos dvasios. Tai va grįžau, iš tikrųjų, sutemo jau iki tamsiausios naktelės. Tai biški buvo jau vėsoka, kai jau namo. Bet žodžiu, pasikeitė mano planelį, galvoju, jog sėdėsiu namie, bet keliausiu su keliom draugiam į kavinukę. Pasisėdėjo truputėlį, tai fainai labai, kam užkasti ir tada už valandos su pusė keliausiu. Tai eisiu dar paskui susiruošti kažką, pasižiūrėti, ką apsirengt. Labai daug ten nesipuošiu, bet kažką gal apsirengsiu, kokį sijonėlį ar kažką. Žodžiu, mano aučvitukas. Užsidėjau sijoną ilgą, bliuskelę. Pasidažiau blakstienas, įsidėjau lešius, nes kaipgi aš be jų. Nepersirišau plaukų, nes, žodžiu, man šiandien tai patinka. Lupytės ir volia. Žodžiu, visai gerai čia gavosi. Norėjau pakalbėti apie šitą tušą, kurį gavau už kalendoriaus. Tai, nerealiai iš tikrųjų padažė blakstienas. Kas dar čia, miškė? Gal truputėlį limpantis, bet volume, tikrai volume, tai iš tikrųjų žiauriai gražiai padažė blakstienos tokios kietos, tokios stačios ir tokios tankios. Labai man patinka, žodžiu, visai gerai atrodau ir gražiai man patinka. Tai vat norėjau pasidalinti, kad galite nusipirkti šitą tušą. Žodžiu, toks va šepetėlis. Tik sakau, gal truputėlį lipnus. Sunku truputėlį susitvarkyti, turi su kitu šepetėliu susitvarkyti blakstienas. Bet daugiau tai viskas labai fainai. Tai vat, eisiu dabar susidėti tašiuką. Nežinau, kada parašys, nes jau, man atrodo, tuoj 6:30 bus. Tai žiūrėsim, ar nuveš, ar nenuveš. Bet man patinka, kaip aš atrodau šiandien. Tai vat, keliauju dėtis ir paskiau parodysiu, jeigu kažką dar veiksiu. Kiekvieną rytą saulės gaisro sutirpdyta išvyksti tu, Margarita, Margarita, Margarita. 17 dieniukė pasta mėtinė.
kaip supratau. Na tai sveiki sugrįžę. Tai šiandien dieniukės kaip ir nėra. Tai norėjau parodyti, ką buvau nuėjus nusipirkti parduotuvę. Žodžiu, vakar gerai užbaliavojom iš tikrųjų. Tai va šiandien ir visos dienos neturiu, visą dieną mirštu miego ir dabar vat buvau dar pamiegojus 2 valandom prieš pusvalandį. Tai biškį atsigavau, bet tai šiandien iš viso darbų nieko nepasidariau. Tai žodžiu, liko 3 dienos, tai rytoj va į kirpyklą, namus reiks tvarkytis, nežinau, dar draugės gal norės susitikti, tai taip gaunasi, jog toks balaganiukas, žodžiu. Atsirado kažkoks naujas aktimelas, nežinau, nebuvau ragavus. Tai nusipirko aktimelą. Žiauriai skanus, su vyšniam ir pomidorais. Įdomus toks. Tai tikriausiai paskutinį kartą ėjau parduotuvę. Bulkos, kurios man labai reikėjo. Jezus, kiek dar namų čia tvarkyti. Bus čia ką veikti rytoj. Žodžiu, 2 tokius surelius pasiėmiau. Tai tikiuosi bus skanus. Tokį surelį dar. Savo mėgstamiausią paštetą. Reiks tokių prisipirkti į Norgę. Žodžiu, paskui atsirado kažkokia nauja kava. Nežinau, ar nauja, bet aš nesu tokios gerus. Su vanilė. 3 viename. Tai 3 pasiėmiau. Eisiu pasidaryti, va tabiškai plyšus normaliai. Tada mandarinų, bet nežinau, ar jie bus skanus, bet atsigavimui labai norėjau. Gal eisiu kokį filmą pasižiūrėti. Tai tokie baisus, tai nežinau, gal nebus labai sausi, žinot, kai ten būn tokias, būn arba, tokia išdžiūvė, kur nėra iš vis sulčio. Ir va šiandienos mano maistas. Submakas. Tai va, nežinau, nieko jau nebepafilmuosiu šiandien. Jau mano visi planai žuvo, turėjau šiandien visai kitokius planus, bet labai atsiprašau, nes negaliu kontroliuoti savo sveikatos, tai žodžiu, negalima man gerti, nes prisigeriu kaip vyras. Tai jo, žodžiu, ačiū, kad buvot šitame epizode, tai šiandien tiek. Nepamirškite paspausti patinka ir būtinai subscribe. Iš tikrųjų, šitame vloge normaliai paveikiau ką. Tai po biškį, bet vėl iš 4, man atrodo, dienelių gavosi. Tai kažkaip man taip ir labiau patinka. Nei apsikrauni, nei kalti, bet rytoj susėditinsiu. Ir viskas, ir įkelsiu aš jums. Tai va. Tai šiaip naujokai galite mane pasiekti Instagrame ir TikTok'e, ten matysite daugiau mano gyvenimo, kur aš varau, ką veikiu. Labiausiai aktualu, manau, būtų jums mane pasiekti dėl to, kad už kelių dienų išvarau į Angliją, tai ten bus veiksmo ir tikrai stengsiuos viską filmuoti ir viską kelti daugiau, gal Instagrame, būsiu aktyvesnė. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjot, aš einu gydytis savo sveikatėlę. O jums gero vakaro, arba gero ryto, arba geros dienos. Čiau.